Projekto idėjos paskelbimas. Idėja – visų veiklų pagrindas ir pradžia. Turėtumėte rasti savo tinkamą idėją, kurią galėtumėte įgyvendinti ugdymo proceso metu. Programoje eTwinning rekomenduojame vadovautis principu genialumas slypi paprastume. Pradžiai užtenka trumpo, aiškaus ir konkretaus projekto idėjos aprašymo. Yra keli būdai, kaip programos portale galite paskelbti projekto idėją. Tai projekto idėjos paskelbimas registracijos metu, savo profilio skyrelyje veikla ir partnerių paieškos forumuose. Trumpai juos apžvelgsime. Jau registruodamiesi portale, jūs turite pristatyti savo idėją, kokį projektą norėsite kurti. Todėl trumpą projekto idėjos aprašymą galite pasiruošti iš anksto. Parenkite lankstų projekto pasiūlymą, pasirūpinkite, kad siūlomo projekto aprašyme būtų paaiškinti tikslai, numatytos informacinės technologijos, kuriomis naudositės, ir nurodytas mokinių amžius. Pildydami registracijos anketą, šį aprašymą galite tiesiog įklijuoti į atitinkamą anketos langelį. Pristatydami projekto idėją, vartokite tą kalbą, kuria tikitės bendrauti su būsimais projekto partneriais, kad jie galėtų ją suprasti. Jei ketinate vykdyti projektą tik su Lietuvos mokykla, vartokite lietuvių kalbą. Kitu atveju, bet kurią užsienio kalbą. Populiariausios yra anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir italų. Paskelbta projekto idėja bus matoma jūsų profilyje jo lankytojams. Todėl bet kada ateityje, pagal poreikį, galite ją redaguoti, keisti bei papildyti, prisijungę prie savo erdvės eTwinning Live, pasirinkę redaguoti savo paskyrą bei atsidarę skyrelį Mane domina. Be to, paskelbti savo idėją galite ir savo profilio skyrelyje veikla. Jis bus matomas visiems portalo nariams, apsilankiusiems jūsų profilyje ar sekantiems jūsų naujienų srautą. Pati efektyviausia priemonė projekto idėjos paskelbimui – tai partnerių forumai. Tik prieš skelbdami savo idėją, būtinai pasidomėkite, gal kas nors jau pasiūlė panašią ir galėsite paprasčiausiai prisijungti prie jų projekto. Pasinaudokite paieška forumuose. Paieškos langelyje įrašykite temą, pagrindinį idėjos žodį ar žodžius ir patikrinkite, galbūt rasite panašią. Galite pasinaudoti ir išplėstinę paiešką pagal vieną ar daugiau kriterijų. Neradę panašios idėjos, paskelbkite ją patys. Rašykite trumpai ir aiškiai, bei ta kalba, kurią norėsite vykdyti projektą. Be to, prašome nepublikuoti tos pačios žinutės skirtingose forumuose. Tai gali būti palaikyta brukalu ir baudžiama. Iš karto paskelbę idėją, kurį laiką stebėkite forumą. Naujų idėjų srautas labai greitai kinta. Galbūt kas nors iš karto ją pastebės ir pakomentuos, o jums reikės atsakyti. Jeigu kurį laiką niekas nepastebėjo jūsų idėjos, papildykite ją ir pakeiskite. Taip ji vėl bus rodoma naujų idėjų srauto priekyje. Visus ankstesnius savo įrašus galite matyti kairėje pusėje esančiame skyrelyje. Nuolat stebėkite forumą, būkite aktyvūs ir lankstus. Be to, nepamirškite nuolat tikrintis savo elektroninio pašto erdvėje eTwinning Live. Galbūt kam nors patiko jūsų idėja ir jie parašė elektroninį laišką jums, norėdami prisijungti prie jūsų būsimo projekto ar pasiteirauti dėl galimo bendradarbiavimo. Jeigu ilgą laiką niekaip nesiseka rasti partnerių ir išbandėte visas ankstesnės priemonės, kreipkitės į savo nacionalinę paramos tarnybą ar ambasadorius. Jie tikrai jums padės. Linkime sėkmės.